Sveiki, mėly žiūrovai. Šį vakarą laidoje susipažinsite su moterimi, kurią sunku apibūdinti keliais žodžiais. Tai Jolanta Gricienė. Akmenės krašto visuomenės veikėja, Ventos 3-ojo amžiaus universiteto vadovė, taip pat aktyvi bendruomenės narė. Jolanta telkia žmones kultūriniai, švietėjiškai ir visuomeniniai veiklai. Tad pokalbis su ja. Labas vakaras, Jolanta. Džiaugiuosi, kad šį vakarą atvykote pas mus į studiją. Labas vakaras. Tai pirmiausia, didžiausi sveikinimai šiais metais. Jūs Akmenės krašte įvertino kaip visuomenės narę, ar ne, veiklę tokią moterį. Kaip pati jaučiatės, ar tikėjotės, ar nustebote? Iš tikrųjų, šitas apdovanojimas mane labai nustebino. Nustebino tuom, kad tie darbai yra matomi. Pasirodo, ką mes veikiame, nėra nematoma. Ir reiškia, jeigu mus mato, mes darom viską teisingai ir gerai ir einam tuo keliu, kuriuo ir reikia eiti. Žmonėms reikia pagalbos, žmonėms reikia padėti, o kartais iš žmonių reikia ir paimti. Paimti jų vienatvę, paimti jų skaudulius ir padėti jiems nešti juos per gyvenimą. Nes našta nešama dviejų yra lengvesnė. Tiesiog išklausytas žodis, laiku pasakytas sakinys, tiesiog nukreipi žmogų ten, kur galbūt jam reikia ir jisai pats to nesupranta. Ir tai jau yra gerai. Mes ne šiaip savo gyvenime esam kely tokiam, kurį turim daryti. Mes kiekvienas darom savo darbą. Yra gydytojai gydo, yra mokytojai moko. Yra griovio kasėjai kasa, nams pats nepasistato, reikia reik statybininkų. Ir reikia tokių žmonių, kurie padėtų ir išklausyti tave. Praeintas žmogui laikotarpis, kai tu išeini į pensiją ir atrodo, esi niekam nereikalingas. Bet šitie žmonės savy, kiek jie turi daug žinių, jie turi gražių dalykų perneštų per gyvenimą ir jie palieka vieni su jais. O mes, jaunesni, galim padėti jais pasidalinti. Yra technologijų laikai. Mes galim padėti jiems priprasti gyventi naujoj visuomeniai, naujose dalykuose, jiems padėti išmokti. Paprasčiausiai nusipirkti elektroniniu būdu bilietą, užsiregistruoti pas gydytojai. Jie ir tu be mūsų nemoka. Mūsų tas 3-ojo amžiaus universitetas ir yra nukreiptas tam, kad žmogui padėti, išmokti. Dabar visi, dauguma vaikų yra gyvenantis užsienyje, ne? Ir tie tėvai dar pakankamai gerai besijautintys gali pas juos nuvažiuoti. Bet oro uoste nemokėdamas paklausti, kur nueiti. Ar į kairę, ar į dešinę, ar dar kur nors. Jam sunku. Galima kalbų fakultete dalyvauti. Kits turi energijas, kažkokias neišlietas per visą savo gyvenimą. Turim vieną moterį. Visą laiką sportavau ir nežinau, ar galėčiau, sugebėčiau vaidinti. Žinokit, šiandien ji puikia aktorė. Taip, kad galima ir vyresnio amžiaus žmonėms padėti atsiskleisti, padėti tiesiog toliau gyventi patogiau. O sakykite, ar tokia buvote nuo pat vaikystės? Žinokit, nuo pat vaikystės. Jeigu žmogus eidavo keliu, vyresnis koks ir ar jam sunku, bėgdavau padėti. Turėjau seną močiutę, pas kurią būdavo įdomu nueiti pasiklausyti jos pasakojimų apie gyvenimą, apie tremtį, apie visokius dalykus, kurių galbūt kitur knygose nebuvo parašyta tada. Tai aš nemanau, kad pagalba žmogui yra atėjusi man tik dabar. Ne, čia yra iš mamos. Mama visą laiką sakydavo, visada reikia padėti silpnesniam. Užaugau iš tikrųjų didelėj, darnioj šeimoj. Mes visi viens kitam padėdavom. Ir dabar prireikia ko nors, skambutis, visi lekiam. Viens kitam reikia to, tam to. Ir va tiesiog tokie užaugom pas mamą. Tai tikriausiai jūs tas ir paskatino įsidarbinti 3-ojo amžiaus universitete, ar ne? Žinokit, aš neįsidarbinau, mes jį tiesiog įkūrėm nuo nulio. Jis yra pas mumis užaugintas visiškai nuo nulio ir tai nėra atlyginamas darbas, tai yra savanorystė. Mes visi, kurie dirbam tame universitete, mes viską atliekam neatlygintinai.
Tai yra žmogaus labai, tai yra tam, kad telkti visuomenę. COVID parodė mums, kad užsidarę žmonės praranda bendrystę. Ir iš tikrųjų žmonės labai sunkiai bendrauja po to. Bet po truputį jau atsiveria, vėl sugrįžta normalias vėžės, vėl jiem visko reikia. Žingeidus. Mūsų senjorai yra be galo žingeidus. Sakyčiau, netgi žingeidesnė už vaikus, kad vaikai turėtų tokį entuziazmą ir norą. Ir žinokit, jie nepraleidžia užsiėmimų. Nėra taip, kad neįsiu dar ką. Tik klaus, kada bus sekantis, kada vėl kas nors, kada koks renginys, gal kur nors važiuosim, gal keliausim. Netgi savo krašto pažinimas jiems yra labai svarbus. Pažinti, sako, pragyvenau 30 metų Akmenės rajone ir nieko apie jį nežinau. Mes keliaujam, mes domimės, žiūrim. Edukacijos vyksta. Iš tikrųjų labai įdomus gyvenimas. Ir aš manau, kad jiems nėra liūdna. Jie laukia šitą. Turim jau tokių švenčių, kurios tapo tradicinėmis. Senjorų diena, rugsėjo mėnesį švenčiama visoje Lietuvoje. Mes jau irgi Ventos krašto universitetas organizuosim rugsėjo mėnesį jau 3 kartą. Jau mūsų tradicinis suvažiuoja viso rajono senjorai. Ir žinokit, kaip jie nori bendrauti, linksminti, šokti, dainuoti, užduočių. Jie tiesiog ne tai, kad senjorai, jie maži vaikai, kuriems gyvenimas yra labai gražus. Dabar pakalbėkime apie jūsų meilę muzikai, ar ne? Tai dainuojate net 2 ansambliuose, o šiais metais surengėte ir savo jau tokį kaip ir solinį koncertą, ar ne? Ne tai, kad solinis, galima pasakyti taip, kovo 11 buvo Papilės kultūros namuose minima nepriklausomybės atgavimo diena. Ir ten jau teko vienai. Bet tai nėra mano pirmas toks kartas. Žinokit, aš 20 metų dar giedu bažnyčiai. O kaip prasidėjo jūsų kelias muzikoje? Muzika visada skambėjo mūsų namuose. Mano mama labai mėgsta dainuoti, tėvelis grojo akordeonu. Ir mūsų namuose visada skambėjo muzika. Ir jos nemylėti neįmanoma. Mano dukros abidvis yra baigusios muzikos mokyklą. Tai muzika lydi mus visą gyvenimą. Ir, nežinau, atimtų muziką, numirtų dalis manęs. Ir atiduodi tai, ten aš atiduodu savo dalį tos, kurios niekam kitam neduodu. Tai nei darbui, nei senjorams, nei niek. Ten man netgi ir svarbiau repeticija negu pats renginys. Ir muzika tai yra man viskas. Dainuoju Papilės kultūros, pati gyvenu Ventoj, o dainuoju Papilės kultūros namuose ansamblyje Pilė. Taip pat Papilės ir Ventos ansamblyje Volungė. Dalyvavau ne vienoje dainų šventėje jau. Anksčiau dainuodavo tik mano dukra vieną dainų šventės. Ir aš visada pavydėjau, aš labai noriu. Žmonės norėkit, nes norai pildas. Tai reikia garsiai pasakyti, aš noriu ir daryti tai, ką tu nori. Ir jie tikrai išsipildys. Ir teko jau būti 2 dainų šventės. Manau, tai kad dar būsi. Ne paskutinės. Tikrai tikiuosi. Prie muzikos pas jūs labai šalia yra ir teatras, ar ne? Tai jūs tokia labai kūrybiška asmenybė. Teatras mane lydi labai seniai. Teatras, toks irgi, sakyčiau, dalis savęs. Ko negali būti gyvenime, gali būti ant scenos. Ir išbandyti save tame žanre man buvo didžiulis iššūkis prieš 25 metus. Tiesiog pas mane į darbą, dirbau parduotuviai, atėjo režisierius Albertas Vilimas. Ir sako, yra gražus Čechovo spektaklis, galėtumėm pastatyti rolę tik 2. Sako, mūdu, tiktumėm suvaidinti. Sakau, ką jūs baigit, juokus, kokie čia artistai iš manęs. Sako, pas tave yra kažkas tokio, kur galėtum. Ir žinokit, per 4 mėnesius mes tą spektaklį pastatėm. Tada vyko vidinis lūžis. Aš supratau, kas yra iš tikrųjų teatras. Iki to net nežinojau, nei supratimo neturėjau, kas tai yra, koks vyksta vidinis procesas. Ir jis mane pakerėjo. Tai labai įdomus žanras. Ir ten irgi gali atskleisti save tokią,
kokią paprastai nebūni. Bet tuose slaptuose narveliuose jie yra. Tai kodėl būtent muzika ir teatras tapo ta saviraiškos forma? Galbūt norite į kažką, kaip ir minėjot, įsikūnyti, ar ne, turit galimybę? Ne, tiesiog pas mane viduj yra daug be galo energijos. Be galo daug ir aš kartais pati nuo tos energijos degu. Ir kai aš neturiu kur jos išlieti, yra man blogai pačiai. Tada atsiranda ir galvos skausmai, ir tas pradeda skaudėti, ir tas. Bet tik jeigu pasakys, Jolanta, ten koncertuosim, važiuoju. Jolanta, o jeigu reikėtų kokį ten renginį, gerai, aš padėsiu susirengti, viską padarysim. Jolanta, o gal tu suvaidintum? Jeigu reikia suvaidinti, irgi suvaidinsiu. Ir žinokit, tada dingsta tas toksai vidinis skausmas. Nebeskaud galvas, nebeskaud rankas, nieks neskaud. Tu turi tikslą ir tu eini to tikslą link. Ir kai įvyksta visa tai, ir tie aplodismentai, ir šypsena galbūt, ir kaip buvo gerai, tai yra pats didžiausias atlygis. Tai yra pats didžiausias. Niekada neįvertinsi šito atlygio pinigais. Niekada. Pinigai yra tik priemonė egzistuoti, gyventi, valgyti, važiuoti, judėti, o emocijos yra nenuperkamos. Tikriausiai visas Akmenės kraštas jūs labai gerai pažįsta ir žino, bet pati nesate tikra akmeniškė, ar ne? Kaip jūsų keliai susiklosti ir kaip jūs atvykote į Akmenę? Akmenės rajone gyvena mano teta, tėvelis yra kilęs iš Akmenės rajono, tai pažinties su to rajonu kaip ir buvo. Bet šiaip kaip aš visada mėgstu sakyti, aš esu meilės emigrantė. Mano vyras yra iš Šventos Ventiškis ir jis mane parsivežė į Ventą. Šventoj tik 14 metų. Pirmos dienas Ventoj, sakyčiau, tokį gerą šoką man davė. Kai tau nieks nesako labą dieną, kai su tavim praein pro nepažįstam žmogus ir tu ateini kažkur, tai tau ir tu matai save tokius svetimų žmonių žvilgsnius. Aš visada sakiau, ne, taip nebus. Aš pažinsiu tos žmonės, jie mane irgi pažins ir aš pritapsiu čia. Aš vis tiek atrasiu save čia. Ir žinokit, viskas prasidėjo nuo Paglėsių kaimo bendruomenės, kurios apskaitą aš jau tvarkau 20 metų, kadangi mano teta ten gyvena. Ir po truputį, pirmas renginys ir buvo Paglėsių kaimo bendruomenė, jų 10-metis švenčiamas. Ir žinokit, tada aš užlipau pirmą kartą ant scenos ir aš sakau, aš galiu tai daryti. Ir po truputį vaikai mokykloje pradėjo eiti, čia susipažinau su mokyklos bendruomenė, po truputį aš įsiliejau. Ir kažkuriuo momentu supratau, kad galimybių čia yra labai daug. Ir tada atsirado muzikos mokykla, muzikos mokykloje pirmasis ansamblis, pirmieji žingsniai, taip po truputį, po to papilė, ir jau tai susipažįsti su rajonu ir pamatai, kad tu iš tikrųjų gyveni labai, labai gražiai vietoj, kur žmonės iš tikrųjų yra labai draugiški. Žmonėm niekad nereikia daug, žmonėm reikia paprasto žodžio, šypsenos ir tiesiog nebūti piktiem, nebūkim pikti. Nes, ką piktas žmogus? Vienam blogai. Šypsokimės. Visada tik šypsokimės. Ir tie žmonės, matydami atvirą, draugišką šypseną, bet koks rūstų žmogus tau nusišypso. Ir kai tu gauni gal tą šypseną, tu supranti, kad tu palietei žmogaus širdį. O tai yra labai daug. Prie visos šios gražios puokštės, kaip ir minėjote, dar vedate ir renginius, ar ne? Taip. Koks tas jausmas stovėti ant scenos, ar ne, prieš visą miestelio bendruomenę? Žinokit, jausmas yra, pirmą kartą buvo taip, kad gerai, ačiū Dievui, kad buvo ilga suknelė ir nesimatė, kaip kojos dreba. Lipant į sceną ir stovint ant scenos, gali koją pakelti, nesimato, kad jinai dreba. O žinokit, šiandien supratau, kad aš esu tos bendruomenės dalis, prieš kurią aš stoviu ant scenos. Ir jie mane pažįsta. Ir čia bijoti nėra ko. Ir
kai tu gali žmogui nuo scenos pasakyti, labą dieną, čia toks gražus kraštas, čia toks gražus renginys, čia kaip jūs jaučiatės, ar palinkėti kažko, žinokit, tai yra fantastika. Ir renginį, žinokit, ir pravesti 100 kartų lengviau, negu būti nominuotam ir lipti ant scenos. Kodėl? Nežinau kodėl, galbūt tas paskutinis apdovanojimas, jisai buvo labai netikėtas. Aš niekada negalvojau, kad aš kažką darau dėl kažkokio įvertinimą ar dar ką nors. Kai tu tai darai nuo širdies, iš širdies ir nelaukia atlygio ir kai jį gauni, tai yra lengva šoko būsena. Ir kai tu tai, ką darai, yra įvertinama, reiškia, tu darai viską teisingai, tu teisingai pasirinkai savo kelią. Reiškia, šito reikia. Ir jeigu man vėl paskambins, pasakys Jolanta, reikia, aš niekada nepasakys ne. Čia manęs klausė vieną kartą, kad ar aš esu kada nors atsisakiusi ko nors. Aš laidui pagalvojau truputį, atsakiau ne. Ir važiuodama namo visą kelią galvojau, ar aš esu kada nors pasakiusi ne. Žinokit, ne. Nesu. Nes, kaip galima atsakyti, kai tavęs prašo? Paprasto dalyko. Ir dar tai yra įvertinimas to, kad tu tai gali padaryti. Ne kiekvienas gali užlipti ant scenos ir kažką pasakyti, kažką padaryti. Taip, mes visi klystam. Tai yra, kaip sakyti, užlipti ant scenos, tai jau tiesioginis eteris. Bet aš manau, su laiku įgyji profesionalumo ir moki išsiraityti iš bet kokios situacijos. Bet mano klausimas būtų šiek tiek kitoks, ar ne, tarp gausybės veiklų, ar jūs nepamirštate savęs? Žinokit, ne. Žinokit, iš tikrųjų ne. Savęs pamiršti man neleidžia mano šeima. Svarbiausia mano vyras. Kai jūs matytumėt jo reakciją ir vėl išeini, tai tavęs nebus. Aš neįsiu į renginį. Ką man įeiti, jeigu aš sėdėsiu vėl vienas pats. O jūs ant scenos, ar ne? Aš ant scenos. Bet sakau, aš tai būsiu šalia kažkur tai. Nesak, aš noriu, kad tu sėdėtum šalia. Bet sakau, tugi žinai, kad taip nebus. Saka, žinau. Ir dabar aš jo paklausiau, čia prieš kelias dienas, sakau, o kaip toliau mes? Ar ir toliau gyvensim taip, kaip... Saka, toliau bus taip, kaip ir iki šiol. Sak, tik tiek, kad aš sėdėsiu didžiuosios. Kaip gražu. Ir žinokit, nėra pasakęs per gyvenimą, mes gyvenam čia 14 metų ir man nėra pasakęs, kad tu neisi, tau negalima, tu nedarysi. Jis palaikantis vyras. Labai palaikantis. Mes iš tikrųjų vienas kitą palaikantis. Ir aš niekada jam nesu pasakęs, tu neisi, nedarysi, to negalima, to negalima. Ne, mes kiekvienas turim savo poreikių, pomėgių. Ir kai tu pats tai darai, aišku, nori, kai ir kits darytų. Visų pirma, mūdu esam labai dideli draugai. Kas yra svarbiausia, ar ne? Žinokit, jeigu manęs paklaustų, kas yra meilė, aš visų pirma pasakyčiau draugystę. Meilės be draugystės nebūtų. Jeigu tu su vyru esi draugas, tai žinokit, viskas gyvenime seksis gerai. Nes mes toleruosim viens kitą pomėgius, poreikius. Jam nėra problemų, jis mane nuveš, parveš, kai man reikės, aš irgi nuvešiu, parvešiu. Mes nueisim ten, nėra taip, kad ne, aš neįsiu arba tu neįsi. Ne. Yra didžiulė pagarba viens kitam šitiem dalykam. Dabar šiek tiek pakalbėkime apie tikėjimą. Kiekvieną sekmadienį giedate Ventos bažnyčioje. Ką jums tai reiškia? Ar tai yra susiję su bažnyčia, su tikėjimu, ar tai galbūt kita išraiška? Ne, čia yra su tikėjimu. Čia yra mano babytės. Jinai pirmoji mane nusivedė ten ir aš vis laik galvojau, kur yra Dievas. Ir ilgą laiką. Ir aš, žinokit, supratau, kad Dievas yra visur. Jis yra po medžiu, jis po žoliu, jis ir dabar stovi man už nugaros. Ir kad jisai mane visada palaikys. Ir į Dievo namus aš einu padėkoti už tai, ką aš šiandien turiu. Už savo šeimą, už aplinkinius. Aš prašau visiems tik gerą, tik sveiką, aš prašau taikos. Taikos pasauliui, taikos su savim, taikos su aplinkiniais. Tai yra
pats didžiausias dalykas. Ir stovėti bažnyčiai ir giedoti, tai yra nesaviraiška. Tai yra tavo sielos šauksmas, tai yra pokalbis su Dievu ir su savimi ir savo sąžinė. Taip pat turite įgijusi sertifikatą, leidžiantį skaityti mišiose visoje Lietuvoje, ar ne? Kaip to pasiekėte ir kodėl norėjote tokio sertifikato? Čia tiesiog Telšių vyskupija organizavo pirmą kartą tokių skaitovų konferenciją ir kvietė iš kiekvienos parapijos atstovus, kurie skaito šventą raštą. Ir aš pati turiu namuose šventą raštą, jis nėra skaitoms kaip paprasta knyga. Tiesiog yra atitinkama diena, atitinkamas puslapis, atitinkamas skirsnis skaitomas. Ir žinokit, juose šituose žodžiuose yra gili prasmė. Yra gili prasmė ir kai man mūsų parapijos klebonas Andrius Bakstys pasiūlė važiuoti šitą konferenciją, įgyti šitą sertifikatą, aš nedvejodama sutikau, nes aš galvojau, kad aš gausiu kažkokios tai papildomos informacijos, aš gausiu žinių, kas neabejotinai ir įvyko. Ir stovėti bažnyčiai, prisiliesti prie šventą raštą, prie Dievo žodžio, žinokit, tai yra, va čia, aš sakyčiau, yra mano pats aukščiausias įvertinimas ir pati aukščiausia mano veikla. Nes tai yra pokalbis su Dievu. Kuriuose Lietuvos bažnyčiose jau teko ar giedoti, ar skaityti? Giedoti teka ne tik Lietuvoje, giedoti teka ir Lenkijoje, ir Latvijoje. Iš tikrųjų, pats įspūdingiausias buvo Lenkijoje, būnant Plotske, naujų metų naktį, adoracija vienuolyne, moterų karmeličių vienuolyne. Ir vat ten, sužinojęs, kad aš giedu bažnyčiai, man tiesiog sako, svečias pagiedos. Nu ir ką, žinokit, aš stoviu viena pati, didžiuliai bažnyčiai, pilna nepažįstamų žmonių, bet galvoju, Dievas man davė mano kalbą. Dievas man davė kažką tai tokio, o kodėl aš negaliu garbinti Dievą bet kur, būdama ne tik savo parapijos bažnyčiai. Tai žinokit, va, tada pirmą kartą pravėriau burną kitur ir žinokit, šiandien aš nebebijau praverti. Teko Lietuvos bažnyčių daug. Net nevardins, nes iš tikrųjų labai daug. O šventą raštą teka skaityti per atlaidus. Žemaičių Kalvarijoje jau ne vienerius metus atstovaujant Akmenės parapiją. Manau, žiūrovai žiūrėdami šią laidą galvoja, kaip įmanoma vienam žmogui viską spėti, ar ne? Žinokit, paprastas dalykas yra laiko planavimas. Susiplanuoji laiką, aš planuoju laiką savaitį, nes daugiau negaliu, nes nežinau, kas gali atsitikti kitą savaitę. Ir taip per tą savaitę išlenda visokių dalykų. Pagrindiniam savo darbui, kuris mane maitina, aš skiriu laiką tarpas. Aš atsikėliau 8 ryto, mano darbovietė yra mano kieme, aš turiu atskirą savo kabinetą, aš išėjau, padirbau kažką tai ir čia turiu kažkokį ar renginį, ar dar. Grįžau ir vėl aš padirbau. Padirbau šeštadienį, nes aš pati savo laiką šeimininkė. Aš galiu dirbti šeštadienį, aš galiu dirbti sekmadienį. Man nėra laisvų dienų. Ir va šitai planuojant laiką, įmanoma viską suspėti. Įmanoma skirti laiką vyrui, laiko kelionėm, laiką darbui, laiko viskam įmanoma. Tiesiog planuoti reikia laiką. Čia yra pagrindinis dalykas. Jeigu tu aklai visą tai darysi, taip laiką pritrūks. Nors ir aš norėčiau, kad būtų gal kokias 27 valandas paroj, ne 24. Bet, žinokit, dar su amžiumi to miego poilsio reikia mažiau. Bet būn, kad organizmas sako, Jolanta, stop. Būn, kad aš ir parą nekylu iš lovos. Tikrai būna, aš neslėpsiu. Labai svarbu neperdegti. Taip, svarbu neperdegti, bet aš nepamirškit, kad aš kalbu su Dievu ir aš Dievą prašau jį kreipti keliu tuo, kuriuo aš ir turėjau. Ir aš juo einu. Perdegti neįmanoma. Svarbiausia turėti norą. Nežinau, kad perdegti. Kai yra viena veikla, taip, vienoje veikloje įmanoma perdegti. Bet kai tu turi daug, tu neturi kada galvoti apie kitas tuo momentu, vykdydams vieną kažką ar perėdams į kitą. Nu ir sudegti neįmanoma.
Iš tikrųjų taip gera jūsų klausytis ir manau net mūsų žiūrovai tai paliudys ir galbūt šią laidą žiūrės dar ir dar kartą. Kad ir kaip būtų gaila, laida eina į pabaigą ir dar turiu savo 3 tokius klausimus, kuriuos užduodu kiekvienam pašnekovui. Mūsų laidos pavadinimas regiono herojai. Kas jums būtų regiono herojus? Galbūt nebūtinai konkretus žmogus, bet kaip jūs jį įsivaizduojate? Visų pirma, aš įsivaizduoju tokį žmogų labai mylinti savo kraštą. Nemylint savo kraštą, herojum nebūsi. Tu turi jam ir ne tik iš jo paimti, iš to savo krašto, bet tu turi pirmą duoti. Ir kaip kažkada sakiau, duoti yra geriau negu gauti. Viskas grįžta bumerangu paskui. Bumerangas, žinokit, yra didžiulis dalykas. Bumerangas pareina 3 daugiau. Bet kai tu darai tai negalvodamas, tu tiesiog darai. Ar meilę galima įvertinti pinigais? Tikrai ne. O meilę savo kraštui, savo tautai galima įvertinti pinigais? Aš manau, kad ne. Tai yra 2 nenusakomi dalykai. Tai va, būti herojų, visų pirma, reikia mylėti savo kraštą. Antras dalykas, reikia mylėti ir žmonės supančius tave. Nesvarbu, kas jis toks. Galbūt jis šiandien kažkoks tai bomžas prie šiukšlinės. Gal jis prieš 20 metų buvo koks nors direktorius. Mes nieko nežinom apie jį. Ir į jį reikia žiūrėti kaip į žmogų. Visų pirma, jis yra žmogus. Tai yra antra. Ir trečia, aš galvoju, kad tave labai turi palaikyti tavo šeima. Be palaikymo nieko nebus. Nieko. Ir visą tai turi daryti atvira širdim. Man atrodo, kad aš atsakiau. Puikiai. Nors jau ir žinau atsakymą į sekantį savo klausimą, bet vis tiek privalau paklausti, kokia vieta Šiaulių regione jums pati artimiausia. Tai... Žinokit, Ventos kraštas. Ventos kraštas. Aš pasakysiu, taip, išduosiu tokią mažą paslaptį. Aš būdama vaiks atvažiuodavau pas tetą ir reikėdavo išlipti stotelį Ventoj ir per ją visą praeiti. Ir žinokit, telefonų nebūdavo nieko ir teta manęs laukdavo. O aš einu per tą Ventą, prie vieno namo pastoviu, prie kito, ten gėlytės, ten medelis, ten paukštelis, bet tokia ta Venta graži. Ir aš ateidavau, sakydavo, tai kur tu buvai, kodėl tu neatėjai, aš tavęs jau laukiu visą valandą. Sakau, teta, bet čia taip gražu, man čia taip patinka ir aš taip norėčiau čia gyventi. Ir va, garsiai pasakyti žodžiai ir jie atvedė į šitą kraštą. Jau minėjote mūsų laidoje, kad reikia svajoti ir svajonės pildosi, o jeigu turėtumėte burtų lazdelę ir galėtumėte visiems žiūrovams, mūsų ar ne, suteikti kažkokią tai supergalę, kokia ji būtų? Aš palinkėčiau visiems taikos. Taikos visų pirma pačiam su savim, su aplinkiniais, taikos pasauliui. Nes gyventi taiko ir draugystėj galima nuveikti daug daugiau. Gyventi be baimės, gyventi laisvai. Mes juk už tokią laisvę kovojam, kad galėtumėm gyventi nebijodami pasakyti žodį, nebijodami nuveikti darbą. Todėl aš visiems noriu palinkėti taikos. Aš esu 90-ųjų metų abiturientė. Aš turiu pirmąjį lietuvišką brandos atestatą. Mes visi tada stovėjom ir giedojom tą laisvę ir mes ją džiaugiamės jau 36 metus. Tai va, visiems noriu palinkėti taikos ir laisvės. Ačiū Jums labai ir ačiū, kad atvykote šį vakarą pas mus į studiją. Ačiū, kad žiūrėjote, mieli žiūrovai. Primenu, kad visus laidų pakartojimus galite rasti etaplius.tv. Iki kitų susitikimų.